Idėjos pavertimas projektu arba verslu. Sveiki, aš esu Georgija Jahu ir esu Olimpinio kultūros centro prezidentė Kostis Palamas. Organizuojame kultūros ir meno renginius, pavyzdžiui, dailės parodas, tapybos, skulptūros, hagiografijos ir mozaikos renginius. Taip pat organizuojame seminarus ir renginius, folkloro ir kultūrinio turinio renginius, be to siūlome architektūrinio projektavimo pamokas ir rengiame tapybos, keramikos ir dekupažo kursus. Organizuojame pasikalbėjimus, knygų pristatymus, poezijos skaitymus. Taip pat nedidelius muzikos renginius. Be to rengiame specialius seminarus žmonėms su negalia. Skatiname olimpizmą ir olimpinį švietimą, vykdydami įvairią veiklą, bendradarbiaudami su Dailiųjų menų asociacija Kostis Palamas. Vienas iš mūsų tikslų – UNESCO pripažinimas mūsų olimpinio himno tarptautiniu kultūros paveldu. Ir mūsų miesto patras kaip olimpinio himno tarptautinio miesto populiarinimas. Organizuojami olimpinio švietimo seminarai. Juos vykdo specializuoti kūno kultūros ir sporto mokytojai. Kitas tikslas – populiarinti amžinuosius ir universaliuosius Achajų krašto simbolius. Dabar apie sunkumus, su kuriais susidurime finansuodami renginius. Galėtume sakyti, kad dažniausiai tai yra biudžetinių finansinių išteklių trūkumas. Finansuoti kultūrinę veiklą, todėl kartais mūsų programos ir parodos atšaukiamos. Taip pat susiduriame su tam tikromis komunikacijos problemomis ir vėlavimais. Reikia rėmėjų organizacijų, kurios nedelsiant reaguotų į mūsų problemas ir būtų galima tęsti mūsų renginius. Deja, didelę dalį mūsų programų ir renginių finansuojame patys. Žinoma, mes labai stengiamės, kad viskas pavyktų.